dideli jo namai, tai labai gerai. Labą dieną. Istorijų namuose vyksta įvairūs renginiai. Ir praeitą savaitę vyko vienas svarbus renginys. Kas? Turgus vyko. Ona, tu žinai, kad turgus vyko? Žinau. Ką veikėte turgui? Pardavinėjame. Ką jūs pardavinėjate? Belgiškus vaflius. Belgiškus vaflius, Aš Jonas? tai galiu pasakyti, aš tai pardavinėjau kanelės ir dar... Tu nepardavinėjai kanelės, Daniela? Pardavinėjau. Tokias mini turbūt mažytės. Taip. Aš pirkau. Patys. Ir dar bandelės su mėsyte. Taip, Nikita irgi buvo. Chicken nuggets. Taip, su kuo buvo atėjęs? Su močiute. Nikita, kas Su ten buvo mose. atėjęs? Mano močiute. Močiutė, bet ne promočiutė, taip? Močiutė. O tu, Daniela, ką pardavinėjai? Kanelės. Irgi kanelės. O aš pardavinėjau, gal jūs atsimenat, ką mes su Agona pardavinėjom? Taip. Ir dar turi Aš kelias. žinau, Adamas humusą pardavinėjo. O prieš turgų, kur jūs buvote nuėję? Apsižiūrėti į turgų, ar kažkas yra. O ką matėte turguje? Mes Tikram? matėme, kad... Dėl to, kad prieš turgų ėjo pasisirėti, kaip turgui viskas vyksta. Buvo tada. Bet jinai suprato iš nuotraukų pažiūrėti. Žinai ką? Ir mums dovanų, žinai ką nupirko, ir mums dovanų, žinai ką davė. Ką jums Gėlių. davė? Jums davė dovanų? Gėlių. Kokių? Ir medaus. O kokių gėlių gavote? Nesimena. Tulpių. Tulpių. Kokios spalvos? Rožinės. Kažkas ten tarp rožinės ir raudonos. Kur jūs tų medaus gavo, Daniela? Turgui padovanojo. Kas padovanojo jums medaus? Pardavėjas. Ar čia ta gėlininkė jums medaus padovanojo? Ne. O kas? Ten toks berniukas pardavinėjo. Vyras. Nu, senuliukas. Senuliukas. Gal senuliukas? Koks čia turgus yra? Gėlių? Semušų turgus. O kodėl jūsų turgus vadinosi tautų? Todėl nežinau. Nu, kas žino gal? Aš žinau, nes mes kiekvienais metais turime tokią tradiciją, kad mes kiekvienais metais turgų darome. Tai ką jūs turgui ten keitėtės? Pinigai. Pinigai. Kas yra pinigai? Ten, kur nusipirkti. Gaila, kad aš ten nebuvau. Aš žinau. Ką norėtum nusipirkti? Va, gerai. Pinkinį. Labai gerą nuotrauką. Ką čia Agona turi ant stalo? Ne, bet ten Gabrielė pardavinėjo. Gabrielė pardavinėjo tinginį, bet kas va čia ant stalo šitas baltas? Pinigas. Tai kas ten buvo per pinigai pas jūs turguje? Plastikiniai pinigai. Ten buvo arba vienas, arba du. Ir ką reiškia čia tie pinigai turguje? Nu, vienas, tai reiškia, kad vienas euras, o du tai reiškia, kad 2 eurai. Tai kas jais darėte? Arba antalies padalys. Ką čia, Jonai, pavyzdžiui, tu veikiai su tais pinigais atsisėdęs? Nu, aš jau žinau, kas su jais galima veikti, kai tu jų gauni. Pirkti. Ir Bet vėl. ką reiškia su tais pinigais pirkti? Ką jūs darėte turgui? Aš tai, pavyzdžiui, jau sakiau. Davė man pinigų, aš jums daviau tą, ką jie norėjo. Labai gerai. Kanelės. O kaip jie žinojo? Kanelės. Kaip jie žinojo, ką tau duoti? Aš žinau. Čia ne Luko. Ai. Kaip žinojo, ką tau duoti? Nu, žinai kaip, nes ten ir buvo kainos. Kas? Kanelės kainavo vieną. Seila 2, seila 1, tik dabar gerai nesimato. Tai tu čia pats užrašai šitą kainą? Ne, man tėtis užrašė, Tai ką tavo o aš tėtis nupiešiau užrašė? rodiklės. Daniela, kas pas tave per kainą užrašyta? 2. Tai 2 kas čia buvo? 2 pinigai. 2 pinigus tau atėję vaikai davė. Aš dar reikėjo. Ką? Už 2 pinigus reikėjo nusipirkti kanelių. Tai kaip žmonės sugalvoja kainą savo produktų? 5
aš mačiau. 5 net norėjo, o jūs būtumėt mokėję 5 pinigus. Ne, aš nemokėjau 5. Kodėl būtumėt 5 nemokėję? Nes per daug pinigų mes. Mes tada daug pinigų išnaudotų. Išnaudojate daug, tai tada neperkate? Na taip, jeigu labai daug kainuoja, tai mes neperkame. O kas yra va šita kiaulytė, ar žinote? Mūsų rožinė šita kiaulytė. Žinau, taupyklė. Kas? Kur galima taupyti pinigus. Tai ką reiškia taupyklė, Nikita? žinau. Tuoj, dabar Nikita pasakys, o paskui jo Lukas. Kur tam taupo pinigus? Tai ką reiškia taupo pinigus taupyklėje? Ką daro? Nusaugo. Aš žinau. Lukas taip galvoja. Nu, ten tiesiog įdeda. Ten tiesiog, žinok, šiaip įdeda pinigus. Ir tada, kai būna laikas jie pradalyti, tada jie arba išdaužia taupyklę, arba išsiema, pro apas yra dar toks dangtelis. Arba pas mane ant pultelio, ten ne kiaulytė, ten pultelis, tai ten na pačioje, o šone. Šone pas Ne, tave? pas mane irgi šone. Gale. Gale. Tai ką jūs ten dedat į taupyklę? Pinigus. Ir tu dedi, Jonai? O kokius tu pinigus dedi į taupyklę? Visokius. Metalinis. Metalinius Jonas deda, o tu, Lukai, kokius dedi? O aš tai nededu, o mano tėtis deda. Tai kokius tėtis tavo pinigus Aš deda? visokius. Visokius metalinius, o tu, Daniela, žinai apie taupyklės? Ne, nebūtinai Dedi? metalinius. Nebūtinai. Tai ne visi vienodus. Aš dedu ir metalinius ir popierinius. O žinai, kaip popelinius galima įdėti. Reikia sulankstyti ir įmesti. Pavyzdžiui, jeigu čia būtų toks, tada sulankstysiu ir vatybas įmesiu. Gerai. Tai ką su tais pinigais iš taupyklės jūs darysite? Kai sumetat pinigus į taupyklę? Nu, tada yra toks laikas, kada reikia išimti ir suskaičiuoti, kiek tu turi pinigų. Ačiū. Super. Jo namai, tai labai gerai.